iš populiarių mitų, kad visi alkoholiai kosmetikoje sausina odą. Tačiau tai yra netiesa. Alkoholiai kosmetikoje nėra visi vienodai blogi ar kenksmingi mūsų odai. Priklauso nuo to, koks alkoholio tipas yra naudojamas, jo koncentracijos kosmetikos produkte, o taip pat nuo asmens odos tipo ir jautrumo. Riebieji alkoholiai, tokie kaip cetilo alkoholis, tearilo alkoholis ar cetearilo alkoholis, yra didelės molekulės, kurios negaruoja nuo mūsų odos paviršiaus ir yra dažniausiai natūraliai išgaunamos iš palmių arba kokosų. Šie alkoholiai kosmetikos produktuose naudojami kaip emulsifikatoriai ir drėkinamieji ingredientai, padedantys stabilizuoti produktą ir išlaikyti odą drėgną bei pamaitintą. Dar vienas mitas, kad pasidažius apsauga nuo saulės nėra reikalinga. Nuo saulės produktuose yra naudojamos specialios formulės, kurios blokuoja žalingus ultravioletinius spindulius. Dekoratyvinė kosmetika kartais taip pat gali pasiūlyti makiažo pagrindus su SPF filtrais. Tačiau jeigu tokia informacija nėra nurodyta, tokios priemonės nesuteiks apsauginės funkcijos ir kremą su SPF apsauga turėtumėte tepti papildomai.